Jau išlikas sukrenta ir bėga link dviračių. Aš galvoju, mes merginą bent vieną matėm jau išlikus iš vandens. Aš todėl mes visi vyrai, kažkaip gal visus spėjau identifikuoti. 23 minutės praėjo nuo starto. Markas Seppa. Irgi jau įvykė. Mariau, linguok greičiau, linguok. Linguok. Alina, tu pirma kol kas. Alina Rancovas, pirmoji iš merginų. Praėjusių metų trakų triatlono nugalėtoja moterų grupėje. Tai Ignas Milžinis. Daugkartinis 1000 km automobilių lenktynių nugalėtojas. Daugkartinis Lietuvos kartingo čempionas. Ir Ignas šiemet dalyvauja ir triatlono rungtyje. Vytautas Barškys, kuris irgi yra bandęs tikrai daug įvairiausių sporto šakų, taip pat triatlono rungtyje yra, manau, kad tarp kandidatų į pirmąjį 10-uką, ko gero tarp kandidatų kopti ant garbės. Varom.